Labadiena. Pirmiausia, norėčiau prisistatyti. Esu vardu Indrė Januškienė ir šiuo metu Vilniaus kolegijoje studijuoju tarptautinį verslą nuotoliniu būdu. Antrus metus, beje. Dėl ko pasirinkau tokias studijas? Iš tikrųjų, gyvenimo tempas yra labai greitas, todėl derinti darbą, šeimą bei mokslus yra pakankamai sudėtinga. O Vilniaus kolegijos siūlomas nuotolinės studijos yra puikiai išeitis. Šiuo metu auginu mažą vaikelį, todėl atvykti į paskaitas taipogi yra problematiška. Mano grupiokai gyvena užsienyje, bet pageidauja studijuoti Lietuvoje. Vėlgi, Vilniaus kolegija suteikia puikią galimybę tokiems studentams. Studentų tarpe taip pat yra nemažai žmonių gyvenančių kitose miestuose, kurie norėjo studijuoti Vilniuje, tačiau važiuoti į sesijas ar kainuoja per brangiai, ar tiesiog yra laiko stoka. Dalykas toks kaip nuotolinės studijos yra pakankamai naujas Lietuvoje, todėl sulaukia nemažai skeptikų. Tačiau nepamirškime, jog šiuo metu mes galime ne tik studijuoti aukštojoje mokykloje, bet ir įgyti vidurinį išsilavinimą, o kas be ko ir dirbti namuose nuotoliniu būdu. Taigi, gyvenimas juda į priekį ir žmonės supranta, jog prisirišimas prie vietos, ar tai būtų auditorija, ar tai būtų biuras, nebėra toks svarbus. Kalbant apie sunkumus, su kuriais mes susidurėme studijuodami nuotoliniu būdu, tai būtų tai, jog informacija yra pateikiama labai glaustai. Mes nevaikštame į paskaitas kiekvieną dieną, kur galime diskutuoti bei konsultuoti su dėstytojais. Todėl informacijos tenka ieškotis patiems. Bet norėčiau paminėti, jog mano manymu studijuoti nuotoliniu būdu yra daug paprasčiau žmonėms, kurie jau yra įgiję išsilavinimą arba turi darbo patirties, praktikos. Nes visa gaunama informacija, kokiai koncentruota bebūtų, mes vizualizuojame, kaip mes tai galime pritaikyti savo kasdieniniam darbe ar veikloje. Kita vertus, moksleiviai, studentai, kurie ateina tik po mokyklos, jiems ta koncentruota medžiaga yra pakankamai sudėtinga suvokti. Jie priima tai kaip sausą teoriją. Taigi, pagrindinis mano, kaip ir pagrindinė mintis, jog tokios studijos tinka jau pažengusiems, tai yra arba dirbantiems panašioj srity, arba turintiems prieš tai įgytą aukštą išsilavinimą. Ačiū už dėmesį.